Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk. Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos teologijos kongreso dalyviams ir Ispanų katalikų asociacijai. Sveikinimai kardinolui Rolandui Makrickui ir kardinolų kolegijos statistika. Popiežiaus tradicinis vizitas Ispanijos aikštėje Romos centre ir sveikinimas Paryžiaus Dievo motinos katedros atidarymo proga. Šiaulių vyskupo pareigas pradėjo eiti Darius Trijonis. Popiežius Pranciškus palinkėjo, kad dvasiniam atsinaujinimui palankus advento laikotarpis paskatintų pasaulyje kurti trokštamą meilės civilizaciją. Popiežius kalbėjo audiencijoje pirmadienį gruodžio 9-ąją priimtiems Ispanijos katalikų asociacijos prieš badą pasaulyje Manos Unidas nuolatinės komisijos nariams. Prieš 65 metus Ispanijos katalikų akcijos moterų įsteigta asociacija pagrindinės pastangas skiria besivystančių kraštų ugdymui ir pažangai, kovai su badu, nepakankamu išsivystymu ir švietimo stoka. Taip pat siekia pašalinti jas sukeliančias struktūrinės priežastis. Pasak popiežiaus, šios pastangos įmanomos tik vadovaujantis krikščioniškąją žmogiškumo viziją, pagrįstą Evangelijos žinia ir bažnyčios socialinių mokymų. Popiežius ragino Manos Unidas atstovus tęsti pasirinktą kilniąją misiją, kurią vykdo visuomeniškais pagrindais ir sparčiai artėjant 2025 metų jubiliejui būti vilties piligrimais, orientuojančiais gyvenimą į Jėzų per savo indėlį į silpniausiųjų ir stokojančiųjų materialinę gerovę, moralinę pažangą ir dvasinį tobulėjimą stenkitės padėti, kad ir jie galėtų džiaugtis gyvenimu atitinkančio jų kaip Dievo vaikų orumą, palinkėjo popiežius. Pasak popiežiaus, galvojant apie teologiją, jam kyla šviesos metafora. Kaip šviesoje iš tamsos išnyra kontūrai, veidai spalvos, taip ir teologija turi leisti pamatyti tai, kas nematoma. Jei tai iš tiesų pavyks, jį perduos Kristaus šviesą, jo meilę broliams ir seserims visam pasauliui, tuo metu tokiam dramatiškam, bet ir didingam. Šiomis mintimis popiežius dalyjosi gruodžio 9-osios audiencijoje ugdymo dikasterijos surengto teologijos kongreso dalyviams ir dalyviams. Kongreso tema teologijos ateitis, kokie šiandienos teologijos klausimai, kokie nauji atsakymai į senuosius ir nuolatinius klausimus, kodėl, kaip, kur. Anot Pranciškaus jis trokšta tokios teologijos, kuri padeda atnaujinti patį mąstymą, skatina vaizduotę, padeda išplėsti širdį. Tuo tarpu nekartą esame susidūrę su muziejinio pobūdžio vadovėliais. Taip pat teologijos, kuri sugeba apčiuopti tikrovės sudėtingumą ir išvengti supaprastinimo, kuris ne tik suplokština, bet ir fragmentuoja bei polarizuoja. Ideologijos yra tokio supaprastinimo pavyzdys. Jos žudo tikrovę, mąstymą, bendruomenės. Vietoj to, teologinis pažinimas turėtų būti fermentuojamas, kartu su daugybė kitų mokslinių disciplinų, svarstė Pranciškus, priminęs, kad šiemet minime dviejų didžių teologų, Šventojo Tomo Akviniečio ir Šventojo Bonaventūros 750 metų mirties sukaktį. Popiežius Pranciškus kvietė stengtis, kad teologijos studijos taptų kuo labiau prieinamos. Neretai į universitetą ar teologijos kursus įsirašo vidurinio amžiaus sulaukę vyrai ir moteris, įgyja profesiją, pakloja gyvenimo pagrindus, nemažai patyrę, tačiau jaučiantis
naujų klausimų, naujų atsakymų, naujos prasmės poreikį. Tegul teologija tampa jų pakeleive. Per favore, se qualcuna di queste persone bussa alla porta della scuola di teologia, per favore la trovi aperta. Prašau, jei kuris iš šių žmonių pasibelstų į teologijos mokyklų duris, tegul randa jas atviras. Linkėjo Pranciškus. Gruodžio 8 dieną, sekmadienį, tuoj po popiežiaus mišių su naujaisiais kardinolais Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto surengtame priėmime, kardinolui Rolandui Makrickui buvo perduoti įvairių Lietuvos institucijų sveikinimai. Naująjį kardinolą sveikino Lietuvos pirmoji ponia, Užsienio reikalų ministerijos atstovas perdavė ministro žodžius, kardinolas sveikino pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, Italijos lietuvių bendruomenės nariai, taip pat dar kartą iš Lietuvos atvykę kone visi ganytojai, įskaitant kardinolą Audrį Bačkį. Tarp priėmimo svečių Lenkijos, Ukrainos ir kitų šalių diplomatai. Šiandien minime neeilinį įvykį ne tik Lietuvos bažnyčiai, bet ir visai mūsų valstybei, sakė pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pasak jos, kardinolo skirimas liudija, jog Lietuvos dvasinis paveldas vertinamas, mūsų žmonės gerbiami už savo atsidavimą tikėjimui, teisingumui. Jie matomi ir pastebimi, bei vertinami, kaip svarbus tarptautiniai bendrystei. Tegu tai įkvepia mūsų visus siekti, kad mūsų tautos balsas būtų stiprinamas ir girdimas ten, kur trūksta humanizmo, gailestingumo, teisingumo. Šiandien jūs tampate ne tik Lietuvos bažnyčios, bet ir ypatinguoju visos Lietuvos ambasadoriumi, simbolizuojančiu mūsų tautos atsidavimą bendražmogiškoms vertybėms. Tegul ši nauja atsakomybė jūs lydi, kaip stiprybės ir kvėpimo šaltinis, o mes, jūsų tautiečiai ir kraštiečiai, palaikysime savo maldomis ir darbais, užtikrino pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai sveikinu jūs konsistorijos proga. Tai istorinis įvykis ne tik Lietuvos tikinčiųjų bendruomeniai, bet ir visai Lietuvos valstybei, sakoma laikinai pareigas einančio užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio sveikinime, kurį perskaitė Europos dvišalių ir regioninio bendradarbiavimo grupės vadovas Marijus Gudynas. Kardinolas sveikino taip pat abi Lietuvos ambasadorės Romoje, prie Šventojo Sosto ir prie Italijos Respublikos, Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir Dalia Kryvienė. Mano giliu įsitikinimu, dabartinis Lietuvos klestėjimas ir laisvė neatsiejami nuo vertybinės politikos pasaulyje vyravimo ir Lietuvos nebeapgręžiamo susisiejimo su krikščioniškosiomis vakarų vertybėmis, rašo užsienio reikalų ministras, anot kurio Rolando Makricko skirimas kardinolu tampa dar vienu stipriu saitu, sujungiančiu Lietuvą su krikščioniškųjų vakarų šalių šeima. Nuoširdžiai kardinolą Rolandą Makricką sveikino pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, priminusi įvairias ankstesnės bendradarbiavimo progas ir oficialiai pakvietusi jį atvykti į 2025 Liepos mėnesį vyksintį pasaulio lietuvių seimą. Kardinolas sveikino Italijos lietuvių bendruomenės nariai, pažįstantis jį nuo jo studijų Romoje metų. Tos pačios gruodžio 8 dienos vakare kardinolas Rolandas Makrickas vadovavo mišparams Didžiojoje Marijos bazilikoje, kurioje jis tarnauja kaip arkikunigas koadjutorius. Prieš tai dar kartą joje priėmęs popiežių Pranciškų, vykusi į Ispanijos aikštę padėti gėlių prie švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo monumento. Popiežius trumpai pasimeldė, kaip įpratęs, prie Salus Populi Romani ikonos. Vakare naująjį kardinolą galėjo dar kartą pasveikinti iš Lietuvos ir kitų kraštų, kuris tarnavo kaip Vatikano diplomatas, atvykę svečiai. Gruodžio 7-ąją popiežiui paskyrus 21 naują kardinolą, kardinolų skaičius išaugo nuo 232 iki 253. Po popiežiaus Pranciškaus vadovautos kardinolų skyrimo konsistorijos jau 10-osios nuo 2013 metų kardinolų kolegijai priklauso dvasininkai iš 94 kraštų, įskaitant 3 iš Lietuvos
Kardinolų kolegijoje dabar yra 140 konklavoje dalyvauti galinčių kardinolų, tarp jų naujasis lietuvis kardinolas Biržietis Rolandas Makrickas. 149 dabartinius kardinolus paskyrė popiežius Pranciškus, 63 Benediktas XVI ir 41 Šventasis Jonas Paulius II. Iš 3 lietuvių kardinolų popiežius Pranciškus paskyrė 2 Rolandą Makricką ir Sigitą Tamkevičių. Ir Šventasis Jonas Paulius II 1 kardinolą Audrį Juozą Bačkį, kuris šeštadienį gruodžio 7 dieną dalyvavo 10-ojoje Pranciškaus kardinolų skyrimo konsistorijoje. Kardinolų kolegiją sudaro kardinolai iš visų žemynų. Tarp galinčių dalyvauti konklavoje kardinolų yra 4 iš Okeanijos, 18 iš Afrikos, 25 iš Azijos, 38 iš Amerikos, įskaitant Šiaurės, Centro ir Pietų, ir 55 iš Europos. Didžioji dauguma kardinolų yra vyskupijų dvasininkai, kiti priklausantys vienuolijoms. Yra iš viso 66 kardinolai iš 28 vienuolinių kongregacijų, įskaitant 36 kardinolus vienuolius, tarp 140 galinčių dalyvauti konklavoje kardinolų. Sekmadienio gruodžio 8 dienos pavakarę popiežius Pranciškus pagal seną Romos vyskupijos tradiciją apsilankė Ispanijos aikštėje prie aukštos kolonos su mergelės Marijos statula, padėjo gėlių, sukalbėjo maldą. Kitas vainikas gaisrininkų užkeltas ant pačios statulos. Šis tradicinis apsilankimas skirtas švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmei paminėti. Pakeliui, kaip ir kitais kartais, popiežius užsuko į didžiąją mergelės Marijos baziliką. Galima priminti, jog švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogma paskelbta 1854. Po 3 metų iš bronzos buvo nulieta speciali mergelės Marijos statula simboliškai išreiškinti šią dogmą. Galima sakyti, jog švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogma pratęsia ir papildo 431 metais Efezo visuotinėme susirinkime paskelbta tikėjimo tiesa, jog Marija yra Dievo motina. Abi dogmos kristologinės, jų centre Kristus, įsikūnijęs Dievo sūnus. Be šio centro jos būtų nesuprantamos. Marijos, Dievo motinos dogma, pabrėžė, kad Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Tuo metu, kai įvairios teologinės srovės buvo linkusios pripažinti tik vieną arba kitą prigimtį, bet ne abi kartu. Kaip moko bažnyčia, išganytojas sugriovė nuodėmės, taip pat vadinamosios gimtosios nuodėmės galią. Tai ne asmeninė kaltė, bet būklė, pirma pradžio šventumo ir teisumo stygius sukeltas Adomo ir Ievos nuopuolio. Amžiams bėgant bažnyčia suvokė, kad Dievo malonėmis apdovanotoji Marija, tam, kad galėtų būti išganytojo motina, buvo atpirkta nuo pat savo prasidėjimo momento. Tai ir yra nekaltojo prasidėjimo dogmos turinys. Švenčiausioji mergelė Marija nuo pirmos prasidėjimo akimirkos ypatinga visagalio Dievo malonė ir privilegija dėl žmonijos atpirkėjo Jėzaus Kristaus nuopelno buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir nekiek jos nesutepta, rašoma Pijaus 9 bulyje Inefabilis Deus. Iš pradžių Romos vyskupai, popiežiai iškilmės proga siųsdavo gėlių vainiką į Ispanijos aikštę. 1958 Jonas 23 pats nuvyko padėti gėlių prie kolonos su mergelės Marijos statula Ispanijos aikštėje, o jo įpėdiniai šią tradiciją tęsia. Mieli klausytojai, grįžtame prie dar vieno svarbaus savaitgalio įvykio – Paryžiaus Dievo motinos katedros atidarymo iškilmių, kurių proga taip pat pasiųsta popiežiaus žinia. Paryžiaus Dievo motinos katedra, istorinis ir kultūrinis Prancūzijos bei visos Europos simbolis, yra valstybės nuosavybė, kurią išskirtinai naudojasi katalikų bažnyčia Prancūzijoje. Šie du aspektai, pasaulietinis ir religinis, atsispindėjo ir atidarymo ceremonijoje šeštadienio vakare.
Ceremonijos pradžioje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas su pirmąja ponia pasitiko valstybių ir vyriausybių vadovus, įskaitant Lietuvos, tarptautinių organizacijų atstovus, pasakė kalbą. Po to iniciatyva perduota Paryžiaus arkivyskupui, kuris simboliškai atvėrė katedros duris. Katedros viduje arkivyskupas simboliškai kreipėsi į didžiuosius katedros vargonus ir juos pažadino. Vargonai visiškai restauruoti atsakydami galingai sugaudė. Ceremonijai vadovaujant chorui pratęsė valandų liturgijos, vakarinės pamaldos ir giesmės, kurių metu melstasi už visą pasaulį. Pamaldos užbaigtos Paryžiaus arkivyskupo palaiminimo ir padėkos giesme Te Deum. Liturginio apeigų pradžioje perskaityta popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žinia adresuota Paryžiaus arkivyskupai, o per jį visiems ceremonijos dalyviams. Anot šventojo tėvo visų atmintyje įsirėžė baisus katedros gaisras prieš 5 metus, ir suskaudo širdis pagalvojus, kad tokio krikščioniško tikėjimo ir architektūros šedevro krašto istorijos liudininkų gali nebelikti. Šiandien liūdesys ir gedulas užleido vietą džiaugsmui, šventė ir šlovinimui. Rašo Pranciškus, dėkodamas visiems, kurie prie to prisidėjo, nuo gaisrininkų, suskubusių gelbėti katedrą pirmomis nelaimės akimirkomis iki valstybės institucijų ir daugybės aukotojų, nepamirždamas katedrai grožio spindėjimą gražinusių amatininkų ir darbininkų. Tegul šios nuostabios bažnyčios atgimimas būna pranašiškas bažnyčios Prancūzijoje atsinaujinimo ženklas. Kviečiu visus pakrikštytuosius, kurie iškilmingai įžengs į šią katedrą, pajusti teisėtą pasididžiavimą ir susigrąžinti savo tikėjimo paveldą. Brangus Paryžiaus ir Prancūzijos tikintieji, būstas, kuriame gyvena mūsų dangiškasis tėvas, priklauso jums. Jūs esate jo gyvieji akmenys, jūsų pirmtakai tikėjime pastatė katedrą jums. Daugybė jos atvaizdų ir simbolių skirti tam, kad patikimai vestų jūs į susitikimą su žmogumi tapusiu Dievu ir padėtų iš naujo atrasti jo nepriepiamą meilę. Rašoma popiežiaus žiniuje. Gruodžio 7 dienos iškilmės užbaigtos proginių įvairių atlikėjų koncertų. Iškilmės programos tęsinyje gruodžio 8 antrąjį advento sekmadienį švęstos iškilmingos mišios, kuriuose dalyvavo apie 170 vyskupų iš įvairių kraštų, po kunigą ir keletą tikinčiųjų iš 106 Paryžiaus vyskupijų lotynų apeigų parapijų ir 7 rytų apeigų katalikų bendruomenių sostinėje. Vėl dalyvavo Prancūzijos prezidentas ir pirmoji ponia. Sekmadienio apeigų metu pašventintas naujos altorius, kiti liturginiai baldai, į altorių įstatytos 3 moterų ir 2 vyrų šventųjų ir palaimintųjų svarbių Paryžiaus bažnyčiai relikvijos. Gruodžio 8 pradėta speciali maldos oktava, kuri tęsis iki gruodžio 15 dienos. Šventasis tėvas priėmė Eugenijaus Bartulio atsistatydinimą iš Šiaulių vyskupijos ganytojo pareigų, jį pakeičia Darius Trijonis, tos pačios vyskupijos vyskupas koadiutorius. Buvo pranešta gruodžio 8 dienos Šventojo Sosto spaudos salės pranešime. Galima priminti, kad gruodžio 7 Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliai sukako 75 metai. Jis vadovavo Šiaulių vyskupijai nuo 1997, nuo pat jos įsteigimo. 75 metai yra amžius, kai ganytojai atsistatydina iš pareigų ir išeina užsitarnautų poilsio, nors dėl išimtinių ar išskirtinių aplinkybių jų gali būti paprašyta dirbti toliau. Vyskupas Darius Trijonis iki tol Vilniaus arkivyskupijos auxiliaras, Šiaulių vyskupijos koadiutoriumi paskirtas 2024 birželį. Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.